Visų pirma, vieną dieną užuodžiau laiptinėje namie tokį žiauriai smirdantį mėsos svilėsių kvapą. Tai buvo pirma mintis, arba kažkas labai nemokšiškai gamina mėsą, arba mano kaimynas yra Romas Kalanta. Žinot, tas audringo, ugningo charakterio bičias, kur kaip pasakyti, iš karto užsiplieksdavo. Kitas iš tokių tai yra, kokią šuns veislį geriausiai ieškotų sprogmenų, koks tinkamiausias būtų jai pavadinimas. Būtų trioksterjeras. Po to sugalvojau tokį nemiegojimo metu bajerį, kaip aš vaikštau į kiną, bet ne visai, nes, kaip čia pasakius, mano mėgstamiausias kino teatras yra Forum Cinemas Linkomanija. Jeigu suprantat, ką turiu omeny. Ir dar vieną kartą pabūdęs sugalvojau žydų folkloro herojų. Jo vardas yra Rabinas Hudas. Jisai vagia iš vargšų ir po to jiems parduoda. Aš nežinau, kodėl jisai herojus. Gal reikėtų paklausti paties Rabino Hudo. Ir kadangi turiu privilegiją, kaip jau sakiau, 2 kartus ar 3 pristatyti kitus pasirodančius šį vakarą komikus, tai jūs jo gal nežinot iš matymų, bet jeigu jūs buvot YouTube per paskutinius 2 mėnesius ir matėt video, kaip Hitleris sužino, kad iš Žalgirio atleistas Butautas, tai jūs žinot, jūs tiksliau pamatysit, kaip atrodo tas žmogus, kurio susuktuose smegenyse gimė tas pokštas. Tai aš noriu jums visiems pristatyti savo gerą draugą ir buvusį kolegą ir buvusį gerą draugą Nerijų. 100 tūkstančių peržiūrų! Aš galvojau, kad Paulius mane pristatys kaip kaunietį. Nes Modesto čia maloniausias buvo kabuliukas mane pristatant. Šiaip tai, kai man kas nors šmaikštaus pasako apie Kauną, aš sakau, tada užtat mes užauginom drąsų kedį. Yes. Ar kad nors pagalvojate, kad drąsios kedžio bylos kontekste posakis papūsti į ūsą įgauna visai kitą prasmę? Įsivaizduokit knygoje sakiniu, berniukas gulėjo pusnukis ir tyliai pūtė į ūsą. Gerai, dar apie Kauną. Žinot, kodėl Kauno arena yra statoma saloj? Nes kai Vilnių vėl užims Lenkai, salą bus lengviau paskelbti atskirą valstybę. Aš nežinau, čia Vilniuje ar Kaune. Nes iš tikrųjų yra paskaičiuota, kad naujoje Kauno arenoje telpa visas Kaunas, Domeikava ir dar Kauno Žalgiris. Šiaip Kaune pas mus viskas kitaip. Pavyzdžiui, turiu virtuvėje magnetą klijuotą šaldytuvais. Kaune netgi nutinka labai tokių retų dalykų. Pavyzdžiui, praeitą savaitgalį Laisvės alėjoje susitikau žmogų. Ir jau čia buvo ta tema paliesta, bet jūs netaip ją supratote apie tas morkas. Nes čia yra nauja daržininkystės forma. Po vieną morką nereikia daržo, nuosavos trąšos. Kadangi jau žinote, apie ką kalbu, tai ar jums niekada nekilo klausimas įdomu, kur gydytojai dėjo tą morką? Kai ištraukė? Salotas ar sultis? Vytai, nori sulčių? Su šokolado gabaliukais. Sveika, Kim. Čia dar tik pradžia. Visi tikriausiai žinot pokštą Masturbavos Pinokis ir užsidegė.
Bet įdomu, kaip baigėsi geležinė medkirčiui panašus veiksmas. Ar jis naudoja kodį 40? Bet kokiu atveju tikriausiai ta vieta labai išduodančiai blizgėjo. Bent ir raudžių nesimatė. O kaip toks panašus užsiėmimas baigtųsi skudurinėje Janutį? Prasitrintų medžiagas spėlė. Va. Dažnai girdžiu, kaip Usienos mylisi kaimynai. Aš tada tam jausmų sukūrį jam uždedu vieną dainą. Labai garsiai. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą. Kažkodėl po priedainio visada nustoja, dabar šiaip ir mylisi mažiau. Beje, žinot, kad šita daina yra paskutinė, kurios klausėsi Jonaitinės vaikai. Dar kas mažiau žino, kad Jonaitinė paskutinė, prieš savo tą darbą, labai dažnai klausėsi dainos Laisvė. Natūralu, nes jinai tikriausiai buvo kaip obelis apsunkusi nuo vaisių. Sakiau, buvo tik pradžia. Okay. Kas gali nužudyti žmogų vorą? Žmogus tapkė. Kas gali nužudyti žmogų tapkę, žmogus mirdinti koją? Prieš porą savaičių galbūt skaitėte, Keisti Kačarūnas to nepaminėjo kaip žurnalistas, Kaune buvo rastas antras vaikas gyvybės langelėje. Kas nežinot, gyvybės langelis yra ta vieta, kur galima palikti kūdikius, nesumaišyti su maisto banku. Bet man atrodo, kad 2 vaikai per pusę metų yra fail. Žymiai populiaresni būtų mirties langeliai. Stovėtų savanoriai, kur pasiėmė iš bankų paskolas. Ir šiaip per porą savaičių spręstume sodros problemas visas. Vienas draugas iš Kauno yra sakęs, Vilniečiai nemoka skanduoti. Sunku, jo. Jo sakė, nemoka skanduoti, bet vienintelė skanduotė, kurią moka, tai yra žalia kurva. Bet kadangi tai susijęs su Kauno Žalgiriu, tai kaip aš neskaičiuoju šitą reikalą. Tai aš galvoju, kad čia yra puikiai terpė padaryti tokį bandymą, mini testą. Kad žinotume, kad būtų šiek tiek to jaudulio ir competition, ta prasme, konkurso, tai tokios varžybos bus. Duosiu jums tokią situaciją. Įsivaizduokite, kad vienu metu sergate AIDS, vėžiu ir kiaulių gripu. Nuo kurios ligos norėtumėte pirmą mirti? Pasirinkite savo, už tą reikės skanduoti, jeigu. Kas pasirinks AIDS? AIDS. Simple, ne? Tokia biškį bitas gaunas. Dainuojamosios poezijos mėgėjai tikriausiai labiau prie vėžio bus. Jeigu suprantate apie ką. Ir kas nors gali ir gripą rinktis. Jeigu neapsisprendžiat, visada, žinoma, galima skanduoti žalią kurvą. Tai su skaičiumi 3. Pasirinkot 1, 2, 3. Žalią kurvą!